Man svarbiausia, tai vadinasi pažinimo džiaugsmas jų akyse. Čia sunku nusakyti, čia kaip nidoskopas, reikia pačiam pamatyti. Kaip religijų vadina nušvietimą, tai jis išvies pradeda. Aš tokio supratau. Viena mergaitė tai vis pokšto iškėlė, 12 būdama, užlipo ant stalą, pradėjo šokti. Sako, aš supratau. Tai va, čia. Vilius Mincevičius baigęs chemijos fakulteto organinės chemijos specialybę, dirbo fizikos fakultete, astronomijos ir kvantinės elektronikos katedroje, gilinosi lazerių kūrybos procesus. Mokslinį darbą teko nutraukti atėjus nepriklausomybei. Gyvenimo permainos lėmė tai, kad mokslininkas tapo mokytoju. O jeigu taip jau viską pasakyti, tai sūnus buvo neklaužada, direktorius pasikvietė pasiaiškinti, kodėl sūnus blogas. Išbarėjo, po to sako, mums reikėtų chemijos mokytojo. Na, man nesprūdavo frazė tokia netyčia visiškai, ką aš tėvą buvot nužmušiau, kad į tą durnyną lyst. Bet, kaip sako, nespėjau iki šulinį, jau daug metų. Nu, ir atėjau rudenį, pabrukęs uodegą, gal pabandyti. Na, gerai. Padirbėjau. Nedaug, po pusės metų norėjau mesti viską ir išėti, nebegrįžti daugiau. Vieną dieną ir buvau, visai nenuėjau. Labiausiai prasilgo tie nedrausmingi neklauždas, man tokia klasė davė, kur, sako, mokytoja, kur jūs buvot? Nu, tai ir grįžau. Nu, tada prasipylė tie, reiškia, olimpiadininkai, kažkaip jie, nežinau, atsirasdavo gerų ir norėdavo su manim būti. Pirmas mano toks pasiekimas, aukso medalis Baltijos olimpiado, tai buvo moksleivis 9-okas. Jis sėdėdavo 2-3 pamokas prie durų ir laukdavo, kol žvaigždžių pamokas. Sakau, eik namo, ne, aš vėlauksiu. Ir va. Jis sėdėjo, kaip sakoma. Po to kiti pamatė, nu, žodžiu, viens po kito. Susidarė nemažas būrys. Tai va, ir likau mokyklą. Tarp Viliaus Mincevičiaus mokinių daugiausia respublikinių ir Baltijos šalių chemijos olimpiadų prizininkų. Laimėti aukso, sidabro ir bronzos medaliai pasaulio olimpiadose. Už tai mokytojas 10 kartų apdovanotas Lietuvos Respublikos prezidentų raštais. Čia nėra jokių paslapčių, tų gerų vaikų yra daug, tikrai. Lietuvoje tik tai iki jų prieiti yra problema. Prisikalbint, pavyzdžiui, arba, nu, leisti man atsiskleisti. Aš tai klausinėjau daug. Klausinėjau ir žiūriu, kaip jisai klausinėjo. Tai iš karto matosi, kaip mąstam. Aš, taip sakant, neveršiu būti chemikais, nespaudžiu, sakau, nori. Ateik, turėsi gerą laiką. Teina čia prisirenka kabinas pilnas, iš visų mokyklų teina. Tai sunku pasakyti, bet jie limpa prie manęs kažkaip. Ne, nu kaip, nu tas vaikus reikia, nu kaip, su meilė priimti. Nu kaip, sako, meilė akla. Aš netikiu, tikra meilė kaip tik padeda akis atverti ir girdė daugiau negu paprastai. Kaip šauksi, taip atsilieps. Man užtenka, aš einu į klasę, atsistoju. Atsistoju. Pagarbos ženklas. Mokykloje, mokytojų darbas, labai priklauso nuo vadovo. Aš daug mokyklų dirbau, kur protinga galva ir rankos kojas visas ten juda normaliai, tvarkingai. Jei tik pradeda ten laužti visokiais būdais, ten kontroliuoti, nu, viskas susivėlė, visi nervuoti, visi erzdelis kažkoks, tai tu darai ne savo darbą, ateina pamokas stebėti, tai jau sugadinta pamoka. Tyrėjas keičia savo tyrimo objektą, jisai mato visiškai netikrą vaizdą. Kam jam to reikia? Nežinau, kažkur tai turi užrašyti. Grafą užpildyti. Šveicarai sako, mokytojas net ministro gali į pamoką neįleisti. Pas mus kas nori, tas eina. Bet kada. Neperspėjo. Auditas. Visokie tikrintojai. Šį rytą, žinai, o čia auditas sėdi. 4-6 žmonės rašo. Ten kalbėjo. Aš tai kalbu. Ką galvoju? O kiti. Mokytojai. Barksta. Bijo. Dreba. Kam to visą reikia? Nežinau. Mokytas yra užgūtas. Visokių ten nereikalingų planų. Ten visokie administracijos nurodymų. Protinga administracija viskas darboja, bet jeigu punktais viską, tai čia yra košmaras. Visi žino, kad ten daug nereikalingų dalykų, visi įmanoja, bet ką daryti reikia. Kam reikia? Niekas nežino, kam reikia.
Veikla dėl veiklos. Mokytojas turėtų būti laisvas menininkas. Jam, kaip. Vis tiek tame turi būti kažkoks pašaukimas. Kažkas iš vidaus turėti. Nepaaiškinsi protu. Aš rašau eilėraščius. Aš pabėgu nuo tų dalykų labai greitai. Atsisėdu ir užmirštu greitai. Čia visas tas negandas. Atsikeliu šitą vėl iš naujo. Į naują gyvenimą. Pažiūrėsim kaip šiandien. Ir dažniausiai būna visiškai priešingai, negu tikėjausi. Galvoju, vakar, kai buvau blogai, ateinu, visi geručiai, visi ramiai dirba, sėdi. Galvoju, kas čia per stebuklai. Bet jie būna tokie. Ir kodėl aš nežinau. O vaikai labai jaučia viską. Absoliučiai. Į visus klausimus turiu atsakyti. Bet aš ir pats daug klausinėjau. Ir taip išaiškėjo. Ir ypač žinau, jeigu žmogus pradėjo klausinėti, jis jau kažkas jam sukasi. Jeigu nesisuka, tai jis nežino, ko klausti. Tai jeigu tas Petriukas klausinė, sakau, ateik pas mane šeštadienį, o čia iš ryto, sakau, pakalbėsim. Ateina ir viskas. Mes susirenkam, čia va šeštadienis, pavyzdžiui, būna. Tai susirenkam visokie, 8-tokai, 6-tokai net buvo atėjo, 12-tokai, olimpiadininkai. Ir viens kiti, jie labai greitai viens kitą informaciją perduoda. Kažkaip jie labai greitai susišneka, jie turi savo kažkokią kalbą. Tai vat jie mato, kad tas prizininkas ar tas ten pirmonas ar koks, jis niekos ne kitoks, lygiai tas pats kaip jis. Tai aš jam sakau, o ko tu kitoks? Pabandyk. Ai, man čia neišėjo. Sakai, pabandom, buvo, dar. Ir viskas. Kartais visai nedaug reikia. Man teko dirbti su mokytojais vyresnės kartos, kurie, reiškia, šiaip jau labai kategoriškai sako, kad viskas stipriai labai važiuoja žemyn ir autoritetas, kaip autoritetas mokytojo, stipriai kritėsi. Tai aš atsimenu ir iš tėvų savo, mokytis tai buvo autoritetas dabar. Trūksta tos pagarbos, reiškia, mokytojų. Nesakau, kad visur, ne visur visada, bet dažnai jauti šitą tokį, reiškia, negerą požiūrį. Kas tu toks? Mokytojas, kas tu toks? Nėra vienos aiškios priežasties. Formuojasi žmonių nuomonė, visuomenės nuomonė. Čia yra trikampis, reiškia, tėvai, mokykla, mokytojai. Ir visi jie kažką tai duoda. Jeigu tas trikampis veikia normaliai, tai kryptim teisinga, kaip jie pavadinsim, tai tada ir, reiškia, yra rezultatas. Bet jeigu, kaip ten sako, vėžys, lydeka ir arklys, jis sako, kiekvieną savo pusę tempą, tai tas vaikas nekaltas, aš taip ir sakau. Vaikai nekalti, kad su tėvais nepasisekė būtų su mokytojais. Jis ant to vaiko vario. Jisai sėdė, kaip Belynas, nežino, ką daryti, jis jaunas žmogus, daigelis. Tai ant jo suverst viską labai lengva. Dauguma išvyksta. Jau grįžta daug. Kai kurie grįžta, bet dauguma išvažiuoja. Ir aš sakau, gali važiuok. Atsirado tokia galimybė. Tai kodėl nepavirtas sultis? Tai labai gerai, kad atsirado tokia galimybė. Grįžta jau. Kiti jau čia savo firmas kūrė. Jau mano buvusius mokinius priima į darbą. Tokiu būdu pamažu grįžta. Aišku. Merginas, kuris išvažiuoja išteka šaknis ant suleidžiam sunkiau. Čia kažkada gavau laišką, Japoniją kvietė. Nežinau, ką ten daryti, dėstyti. Apsidžiaugiu, sakiau, ačiū, kad taip vertinat. Turiu japonišką vadovėlį, žadu parašyti tokį patį kaip jie. Bet važiuoti nenoriu. Man čia gerai. Čia kažkaip tų lietuvaičių, kurios reikia prikelti iš numeris, yra dar daug. Čia yra didžiausias atpildas, kada nei šio, nei to, reiškia, tu gauni žinią, kad žmogus patenkintas savo likimu. Ir sako, kad aš kažkiek prasidėjęs. Tai ko man daugiau reikia? Papeikimus sudeginu. Nuotraukas turiu, laikau. Net ir laiškų turiu. Net per pamokas laiškus rašo vaikai. Iš Anglijos rašo man panelė. Pasakyčiau, kad jūs myliu, bet taip ten kažkas tai to. Bet papasakoju savo istoriją, kad labai patenkinta, kad tai viskas sekasi ir gerai. Gerai, sakau.
Jeigu sekasi daug žinia, jeigu nesiseka irgi, jeigu galėsiu padėsiu. Gabių vaikų Lietuvoje labai daug. Tik niekas neužsima. Niekas prie jų neprieina. Nu, kaip aš ten sakiau, su stiklapačiu reikia ilgai ir kantriai šildyti, kol jis atsivers. Kantrybės tai čia reikia nežmoniškus. Jeigu jos žiūri, kaip į tą, atėjau pamoką, pyla visą gerą. Jeigu žmogaus nematai, tai čia katorga. Bet kai pagalvoja, kad už jo yra žmogus, kuris ten, jam kažkas skauda, jis kažko pergyvena, jis dabar sėdi pozą. Nu, man viskas din dabar. Jų troškimai labai lengvai pildosi. Jie viską turi, viską gauna. Jie nežino, ką tai reiškia pačiam padaryti, kiek kančios tam yra, kad kažką pasiekti. Ir jie sėdi tai viršūnė. Tai aš galvoju, jis nelaimingas vaikas. Jo vienintelė laimė, pasėdėti šitoj pozai. Ir galvoju, kada aš turiu atimti iš jo. Pasėdėk. Pasėdė porą metų ir paskui viskas baigėsi. Ir viskas. Tie visi neklaužas, paskui chemija ten baigėsi 10 klasė, paskui reikia 11-12 rinktis. Tai žiūrėkit šitie neklaužas, sakom, o galime pas jūs chemiją mokytis toliau. Prašau, sakau, nei vieno nesu išvaręs, gal tai bus pirmas. Ir nieko, mokosi. Ir pasiekė, kas nori, padaro, kas nenori, nepadaro. Tai gerų, gabių vaikų tikrai Lietuvoje užtenka. Gyvenimas mokykloje, tai gyvenimas prie šaltinėlio. Pažiūrėkit, visi jauni, visi juda, visi kažką daro. Universitete teko paskaitėlių skaityti, ten sėdi studentai, tylus, nesuprasi, ką jie galvoja. Čia gyvas organizmas. Ir pats pasidarai, jaunesnis, gyvesnis. Ir visada, aišku, tos problemos. Ką daryti? Tai sakau, Radžį kviesi. Ką daryti? Yra, sako, problemiškų vaikų. Ne vaikų problemiškų yra, o vaikų su problemu. Ir tai kyla, aš galvoju, šeimos. Šeimos atsineša tas bėdas ir jas labai sunku po to, reiškia. Kaip chemikai sako, jeigu ten, kiek reikia praskies daug kartų, kad tie nuodai išeitų. Labai daug. Ten užtenka lašo deguto, žinot, sugadina bačką. Aš galvoju, kad ne viskas tai blogai, nors dzin moksleivių daugėja. Jie nenori mokytis, jie sėdi ten, laiką leidžiant. Tai gerai, sakau, svarbu, kad negauti. Nesimuša. Bet vienas kitas paskui prabunda kažkaip tai. Ir atsipeikia ir visiškai nieko. Išauga, visi išauga. Bet daug mokytojų yra, jie nebeištveria. Nueikit į mokyklą, jaunų mokytojų labai mažai. O tie, kur yra, psichologiškai jau nebeištveria. Ten, jeigu tik tą rutiną, man tai sakau, gerai, aš kažkaip atradau tą tokį veiklos rytį, kur, nu kaip, su vaikais bendrauja, jie su manim šiltesnis tas prisirišimas žmogiškumo daugiau. Tai lengviau, o jeigu taip, kaip tik tai reiškia ten vadas ir pavaldinys, čia neįmanoma ištverti. Nieko neklausė, nieko negirdi, ir kada girdi. Kai žino, kad tu su jais kaip žmogus žiūri. Tai sakau, meilė. Tik mylėdamas gali išgirti, kaip ten jaunas žiedas ar lapelis ant šakelės kraunas.